Kaip manote, kiek laiko per dieną praleidžiat socialiniuose tinkluose? Gal 2-3 valandas. Kokią gal valandą, mažiau, turbūt. Vis tiek Messengeris, Facebookiukas, Instagramas, TikTokas. Sunku pasakyti, turbūt priklauso nuo dienos, nuo darbų krūvio, nuo kitų aplinkybių. Stengiuosi, aišku, naudoti kuo mažiau. Tai 5 valandas. Teisingai. Maždaug 5 valandas. Kiek valandų? Pusvalandį kokį. Pusvalandį. Nu, manau, kad taip, valandą per dieną. O jeigu patikrintume telefone? Niekada netikrinau. Ir čia galim pažiūrėti savaitės savo sąnaudas ir mes matome, kad socialiniuose tinkluose per savaitę 22 valandos praleista. Čia daug. Kurių stebina skaičiai. Neatrodo, kad tikrai per dieną tiek gali praleisti. Sunku yra neeiti į socialinius tinklus, tai yra pagauti save, kad aš ten noriu eiti, bet nežinau, kodėl aš ten einu. Nes jeigu neįsijungi socialinių tinklų, atrodo, kad kažką prarandi. Baimė kažką praleisti. Ir atrodo, tu jau nežinai, jau esi kažkur, jau bėgi paskui traukinį. Tie shortsai YouTube, ne? Tai, pavyzdžiui, aš pastebiu, kad kažkaip jau valanda praėjo, toksai, gal jau nustosiu žiūrėti. Kažkaip labai net nepastebiu, kaip laikas praeina. Būna, kad jaučiatės, kad per daug jūsų laiko tai suvalgo? Žinoma, kad būna. Pas mane taisyklė tokia yra, jeigu su žmonėm bendrauja arba kažkur sutinka mieste vakarieniai, tai visada pasidedu telefoną ir neliečiu iki tol, kol negrįžtu namo. Aš žinokit irgi tiesiog pastebėjau, kad buvo laikas, kai labai daug praleisdavau ten laiko ir supratau, kad ir mano nuotaika, ir mano santykiai, žodžiu, viskas eina žemyn, tai dėl to nusprendžiau, kad šiaip tai nėra ten nieko taip įdomaus. Ta laika, kurį galėčiau praleisti socialiniuose tinkluose, stengiuosi pakeisti tiesiog kitą veiklą. Tai gali būti knyga, tai gali būti grojimas muzikinių instrumentų, pasivaikščiojimas, dar kažkokia kita veikla. Žmonės dažnai galvoja, kad jie daug mažiau naudojasi, negu iš tikrųjų naudojasi. Kur čia? Ai, dabar va jau pakėlė. Turite kažkokių patarimų arba metodų ar būdų, kad yra žmonėm, kuriems tai sunku yra atsitraukti nuo telefono ir jį vis norisi paimti, kaip tai šiek tiek mažinti? Turite savo būdų, metodų ar idėjų, kaip tai daryti? Turėti kažkokių kitų pomėgių, tvarkytis namus, kaip sakiau. Tiesiog. Alternatyvos, ar ne? Taip. O Jėzau, Instagramas va savaitės net 4 valandos. Patreonas, podcastas, nuotraukos. Kaip atsitraukti sėkmingai karts nuo karto? Gal kaip save sustabdyti, kaip save pastebėti? Ar kažkas veikia jums? Tai jo, tiesiog eini daryti darbų, o ne tuščiai sėdėti ir žiūrėti. Pirma naudinga patirtis, kurią aš pamačiau, pakalbėjęs su žmonėm, kad dauguma vis dėlto kreipia į tai dėmesį, dauguma žino, kad tai yra galima problema ir turi nuomonę apie tai ir išmano, kaip tuo domėtis. Tai yra pliusas, bent jau toks pliusas. Pokytis prasideda nuo pastebėjimo. Ir labai gražu, kai žmonės pastebi, kad per daug naudojusi telefonu ar socialiniais tinklais ir siekia tai pakeisti. Ir gavom gerų patarimų, kaip tai padaryti. Ir jeigu jau šiandien šiek tiek švaistote laiką, tai išjungit šitą video ir reikia daryti kažką naudingesnio.